Sveiki kanalo žiūrovai. Šiandieną darysim labai neblogą patiekalą. Čia viską turim, ko mums reikės. Daržovių, visokių, mažiukų šampinionų, purų, mėsytės. Tai pirmoje eilėje apsikepinsim šampinionus. Jie yra maži. Kepsim filus. Dabar druskos nebarstysim. Tegul jie skrusta. Viską reikia, jeigu nori šampinionus apkepti, neišvirti, reikia juos kepti ant didelios ugnies, kad jie nespėtų paleisti savo skysčių. Taip kad dabar nesūdom. Papipirim biškai galima, aišku. Kaip matot, mūsų šampinionai nepaleido savo sulčių. Apkepė labai gražiai. Dabar imam lauk. Ir dedam mūsų daržovės. Daržovės mums irgi reikia tik taip ant didelios ugnies truputį apkepti. Nu, mūsų daržovės jau biškai apminkštėjo, dedam porą. Nu, daržovės turim jau apkeptas. Imam lauk. Taip jau dar biškai aliejaus. Ir dedam apkepti mūsų virtas bulves. Nu, čia apsiversim mūsų bulves. Nu, apsikepam ant rapučių ir imsim lauk. Na, mūsų bulvės jau apkepė. Mes jas galim imti lauk. Jau labai gerai. Ir dabar dedam mūsų mėsytę. Ją suskaidysim. Kaip tik mėsytė pakeitė skonį, spalvą, traukiam lauk. Nu, dabar aliejaus čia pilti nereikia. Yra normaliai aliejaus jau. Sudedam daržoves. Taip. Sudedam mūsų bulvytes. Sudedam šampinionus. Dar viską maišysim. Sudedam mūsų mėsytę. Ir išsimaišom. Supratom prieskonį iš pradžių, paskui išsimaišom.
Va. Taip. Tai dabar užkratom mocarelos sūrį. Na va, dabar visą tą įmetam į orkaitę, pašaunam į orkaitę 180 laipsnių ant 15 minučių, kai ištirp mūsų sūris. Nu, mūsų patiekalas jau iškepė orkaitėje 15 minučių, tai žiūrim, kas čia gausi. O gavosi pasaka. Nu, prašau visiems prie stalo. Žiūrėkit, kokią pasaką čia turim. Skanaus visiems ir iki sekančio.